Skausmas lazerinės epiliacijos metu. Matote labai daug marketingo, kad visiškai neskausminga procedūra, labai maloni procedūra ir taip toliau. Ne, griežtai ne, tai yra netiesa, tai yra absoliutus melas. Tai yra marketingas, kad neišgąsdintų žmonių. Įsivaizduokite, kad mūsų kūno temperatūra yra 36,6. Iki 42 laipsnių mes jaučiame malonę šilumą. Vadinasi, jeigu manikula sušildys jūsų plauką iki 42 laipsnių, jūs jausite malonę šilumą, kaip ir plaukas. Ką tai reiškia? Kad jis tiesiog pašils. Jeigu vis dėlto jau jaučiate kažką šiek tiek daugiau, tai yra nuo 43 iki 65 laipsnių, jau yra sutrikdoma homeostazė. Vadinasi, plaukas iškris ir ataugs naujais. Ar žinote, kokią temperatūrą turime pasiekti, kad plaukui vyktų nekrozė? 70. Kaip galima pasiekti tokią temperatūrą ir nejausti nieko? Tai neįmanoma. Vadinasi, jeigu lazerinės epiliacijos metu jūs nejaučiate nieko, vadinasi, niekas ir nevyksta. Jūs turite jausti minimum dilgčiojimą plauke, jeigu jūsų odoje nėra melanino. Jeigu ir odoje yra melaninas, tai ir tame plotelėje, kur yra daroma depiliacija, jūs taip pat jausite šilumą. Taigi, visą laiką būkite budrus, nepasitikėkite vien reklamomis ir sekite tą informaciją, kuri reikalinga jums, kad jūs ne šiaip savo prarastumėte pinigus, bet ir gautumėte laukto efekto ar dar daugiau.